Katedra tai yra pagrindinė Lietuvos šventovė ir pirmoji, kuri pastatyta Lietuvoje. Katedra šventovė, kuria aš didžiuojuosi. Mes atvykom iš Diemedžio. Man didžiausią įspūdį paliko katedros bažnyčios esanti Elena. Bažnyčia dar svarbi, kad tenais palaidoti visi krikščioniai. Kažkada seniai ta bažnyčia buvo maža, tik paskui ją pastatė didelė. Man buvo įdomu, kad aplink katedrą buvo daug sienų pastatyta. Aš žinau, kad katedra buvo labai daug kartų sudeginta, po to vėl atstatyta. Tas bokštas yra gražus ir didelis. Man katedra tai yra krikščionybės simbolis prieš pagonybę. Katedra yra pagrindinė svarbiausia Lietuvos šventovė, susieta su pačiais ankstyvaisiais mūsų Lietuvos istorijos klodais. Is een stad om altijd terug te komen. Yra labai brangi, buvo jos atidaryme ir aš labai džiaugiausi, kad galėjau giedoti Kazimiero koplyčios, miela sesutė Veronika, o sūnus grigališkam chorale pats pirmasis. Katedra yra Vilniaus centras, Jakarta tai įspūdinga vieta. Mūsų istorijos pradžia ir religinis židinys. Katedra, ypač jos fasadas, yra žmogaus laimingo gyvenimo programa. Tai yra meditacijos vieta, kur aš atėjusi galiu ramiai susikaupti. Katedra reiškia šventovė. Vilniaus širdis. Katedra tai Dievo namai. Katedra tai vieta, kurioje susitinka tikinti žmonės.